Sekučiai. Tai atsikėlus 6, 7 išėjus iš namų, jau galima kibti darbus. Labai gražus rytai tokie. Šiandien darbų tai nors vežimu vežk. Arba, taip sakant, žemaituku. Reikia kukurūzus išvežti, reikia sėt. Sėt reikia ir reikia vėl kukurūzus vežti. Žiūrėt. Va, aš Jonai sakiau taip nesukti, va, tu kampučio pačią žioplys. Reikia kiaurai persukti. Ne. Ir tada viskas ir nukrenta. Oho, koks gražus traktorius važiuoja bulvių kasti. Čia tai pasiekiau dar. Ten jau reiks gintaro laukti, nebepasieksiu tenai. Paukščiai labai kukurūzus tampa po sandėlį. Nevalgo, nelesa jie, bet tiesiog visur primėto, prikiša visur į visus kampus. Tai reikia užsidaryti, čia jau šitą man pagaliau prieš žiemą. Paukščiai turbūt čia užnešė. Žodžiu, taip va, tiesiu visur taisymą, taip tvirčiau, taip tikrai nenulšiau. Nes kai ten už to klausytės užkabinta, tai aišku, kaip ir nauja daryti, tai gal ir gerai viskas. Ta prasme, laikosi didžioji dalis. Bet dabar, kai čia reikia įkišti man ir sukišti į tarpą, tai tada aš ten į tą neįsuksiu. Tai va, į tą va, tausytę va šitą va. Tai tiesiog kiaurai va, prisuku ir niekur nesdėsa. Paskui, jeigu kada nors gyvenime fasadą taisyčiau, tai čia vis tiek reikia paslėpti va, tą kampą. Bet šitas tai jisai labai trumpalaikis va šitas daiktas. Todėl, kad neturiu, bet ant saulės pabūna ir tiesiog jisai sutrunka per metus. Iš ekologiškų padarytas turbūt. Aišku, čia saulės jisai negauna tiesioginės tos. Ir apie darbų saugą jokie, man nekalbėkit. Beždžionė gimęs vis tiek neskraidysi, tai... Na, štai šiaip aukščio privengiu kartais, kai išeina. Kai neišeina, nu tai tada reikia susturėti. Šitą skylę, kai mūrijo Jonas, sakė, reiks permūryti, nelabai gavosi. Melagis Jonas. Jeigu sugalvotumėt netyčia, kada nors taip karstytis, tai aš jums parekomenduosiu pirmiausia tokius išmokti pratimus, kad prisitraukt save, užlipti tiesiog, vat, pabandykit ant turniko užlipti be jokios pagalbos, iš rankų savo. Jeigu sugebėsit, tai ir taip karstytis problemų nebus. Aišku, geriau išvis taip nedarykit, kaip dėdulė daro. Pasikvieskit draugą geriau, kuris pakels jūs ant kaušo. O šiaip su kaušu geriau nesikilnokit, o kilnokite su specialiu šituo. Nu bet, sakyti, ką turim, tą naudojam. Dar norėjau čia bent porą įsukt, bet iškrito šitas galiukas ir nukrito žemyn. Nu ir gerai, vadinasi, užteks. Dabar nebeturėtų nukristi jau. Sakiau, kitą kartą padarysiu, bet žinau, kad kitas kartas bus tada jau, kai nukris šitas kalimas. Ant nieko, ant garbės žodžiai jisai besilaiko. Nuvažiuojam. Bandysim džiavinti.
Tai pilna priekaba netelpa į džiovyklą Dainiaus. Supylėm pilną džiovyklą. Matysim. Šiaip tai sakė, sunkiai kukurūzas džiūna. Nu, bet gal kaip nors. Jau 4 valandas, nei tai sėt, nei tai... Dar pas kitą draugą laukiu, kada jisai grįž pasėjęs ir dar nuvešiu priekabą pas jį vieną. Tai ko gero šiandien nevažiuosiu dar sėt. Nu, atlaisvinau čia ir šitos grūdus čia papilsiu irgi taip, nes šiandien, ko gero, nebesigaus daugiau nuvežti džiovint. Oi, tai gražaus kukurūzo čia papilta pas mane. Toks jaučiasi, kad drėgnokas kukurūzas. Labai skanus, labai saldus. Galėčiau valgyti ir valgyti. Ir toks nėra minkštas ir nėra kietas toks. Pats tas valgymui. Pasikraunam priekabą šiandien. Rytoj iš ryto nuvešim. Šiandien visą dieną taip nieko kaip ir nenuveikiau, o visą dieną susprogo. Turiu tokią nuojautą, kad teks sėt parą. 60 hektarų, nu, teoriškai per valandą 6 hektarus pasėjau. Teoriškai. Praktiškai, nu, 4, nu ne, gal. Vidurkis bus vis tiek 5 hektarai. Tai rytoj žiūrėsim, nuo ryto išvešiu priekabą džiovintus pas kitą draugą. Nežinau, kaip čia gausis man. O iš Dainiaus reiks pasiimti tada rytoj grįžtant. Ir kur dėt sausus, jeigu iščius per naktį. Nu, gražu. Va. Pilnas grindis kukurūzo. Dėl per didelės drėgmės grūduose, nu grūdas dar yra neišdžiūvęs, ta drėgmė pradeda reakciją vykti ir šilt pradeda. Kai sušyla, tada kaist pradeda, nu ir tada iki begalybės. Užsidegt gal negali, nes per drėgnį, bet sukaist, supelyt labai greitai galima. Nu, manau, sukaist per kokias 3 dienas tai tikrai gali krūvoj. Jeigu didelė krūva, supelyt, nu per savaitę gali. Tai nesinori sugadinti gerų kukurūzų. Gero kukurūzų derliaus, tai taip vat paskleidžiau. Toks sluoksnis jau neturi sukaist. Teoriškai. Praktiškai pamatysim. Ten va, kur didžiausia krūva buvo, tai tokie jau šilti buvo pačioj krūvoj. Nu ja. Šiltoki. Iš šito daikto jau naudos nebėra, todėl kad jeigu neapsėmė jo, tai išpročiau oras išeina, ten neis. Tas sluoksnio tokio jau nebėra, kad apsemtų jį. Gerai. Gana dirbti. Dirbi. Pabaigos taip nėra.
Sakau, kad jau pirštinių norėtųsi. Naukų mano grūdai. Biškį yra šilumos. Nieko baisaus. Nieko baisaus tikrai. Da kaušioką įpilam į priekabą, kad jau tikrai užtektų. Nu ir lekiam dar vieną džiovyklą užimt. Pakūrė pirtelę. Atsiprašau. Lauke vėsu. Tai garuoja gerai. Kaip pirty. Nu ir einam žiūrėt, ką Dainis pridžiovina mum. Na tai apysausi 16, dar prasuks biškį. Naktį nieks nedžiovina, nepalieka nieks džiovyklų. Nu, kaip ir valomosios, sakykime, įjungia ir tipo valosi, tai džiovyklą įjungia ir džiovina. Negalima tokių mechanizmų palikti be priežiūros, tai turi būti. Tai naktį nieks nedžiovina, nes naktį miega žmonės dažniausiai. Tai paskui pasiimsim. Dabar važiuojam bandyt sėt, reikia bortą patvarkyti biškį atsilupo. Kaip galvojau važiuot, nusitempt tralą su grūdais iki prakeikto lauko palikt. Tada nusivaryti džiusibeką, nes tik su džiusibeku pasieksiu pakrauti sėjamąją. Bet man džiusibeko vakare reikės dar vieną reisą grūdų nuvežti į džiovyklą. Tai negaliu džiusibeko varyti, arba reiks pirmyn atgal varinėti, bet tokius atstumus su šito kratalu važinėti. Tai gal tada aš geriau prisipilsiu pilną sėjamąją, kažkaip nulinguosiu iki lauko, išsėsiu, grįšiu dar vieną prisipilsiu. Tai kiek, 10 hektarų, tai tikrai pasisės su viena sėjamąja, aš ir daugiau. O paskui galvosim, kaip daryti. Va tavo blėka norėjo nukrist, bet nespėjo, tai man jie kažkaip reikia. Man atrodo, aš sakiau, kad ją reikia privėrinti, bet taip ir neprivėrinau. Iš šitos pusės prisnarglėta, iš išorinės pusės gražiai užlieta. Turėtų laikyti. Didelė. O, biškį trašų yra. Tai va šitos sėjamosios yra privalumas, kad jinai gali daryti taip. Jinai gali vieną bunkerį sėti į vieną pusę, kitą bunkerį į kitą. Tai yra pirmoji sekcija diskų sėja vieną bunkerį, antra sekcija sėja antrą bunkerį. Ir gaunasi, kad vienoje eilutėje vieną veislę, kitoj kita veislė. Arba, pavyzdžiui, sėti tarpinius pasėlius. Į vieną eilutę grikius, į kitą garstyčias. Ir taip iki negalėjimo galima prisigalvoti, kaip sėti su ją. Labai smagus, labai, manau, ateities dalykas. Nu, ne ateities, o dabarties, nes dabar jau yra ateitis. Supratot, apie ką aš. Ir yra trečias bunkeris ir jį galima padalinti arba per abu. Rapsą iš jo sėjam iš mažo to bunkeriuko, tai per abu galima padalinti, arba į vieną sėt tarpinius, smulkius, kokius nors. Arba galima sėt įterpti trąšas, pasėt sėklą ir dar ką nors pasėt. Žodžiu. Nemokama reklama gaunasi čia kažkokia tai.
Vos tik tai, kad siekiam. Nu, negi 2 maišai tilps. Nu, šitas didesnis bunkeris, šitas mažesnis. Čia gal netilps 2 maišai, ten tai turėtų tilpt. Bet labai jau daug 2 maišai. Tilpo po 2 maišus didelius. Tai aiteką susireguliavau irgi liktai, dar ant lauko pasibandysiu. Pradedi važiuoti, turi spausti diskus į žemę, pasiekti tam tikrą slėgį ir tada turi įplaukiančiai įmest. Tai galima su šituo iš rankos daryti tai, bet galima ir susiprogramuoti, kad tiesiog vieną mygtuką paspaudai, traktorius viską padarė. Galima iki begalybės šitą aiteką daryti, kad nuleido, įplaukiojantį įmetė, įjungė automatinį vairavimą, viską, bet paspausti šitą ir paspausti šitą mygtuką galima, ir arba galima padaryti ant vieno. Aš renkuosi 2 mygtukus paspausti, nes didesnė tikimybė suklysti. Kaip seksis, sakykit? 2 po toną 400 pripyliau ir sėjamoji sveria 6 tonas. Ar pavilks 6 metrus mano traktoriukas. Užsidėsiu aišku kaušą priekin būtinai. Svorio papildomo 500 kg. Tai va ir akmeniokas geras yra kaušė. Tai teoriškai 14 hektarų vienu užpilimu pasėti turėčiau. Neprastai, manau, neprastai. Nu, pažiūrim iš šono, kaip čia baisiai atrodo ar nebaisiai. Baisiai atrodo. Taip. Šitas turi būti level su horizontu. Gerai. Sėjos gylis paskutinį kartą sakė, kviečių sėja, tai turėtų būti irgi gerai. Nukų ir sėjam, kur lygų tai visai važiuojam, nieko čia per sunkaus nematom. Tai žiūrėsim, kaip į kalną roposim. Šiaip tai jau, kaip sakau, kad čia pasipriešinimo šitą sėjamoji daug neturi, tik tai, kad svorio labai daug. Nu, kaip tas daug, priekaba sunkesnė vis tiek, manau. Bet priekaba ant centro taip daug maž, nu, daugiau ant ratų negu ant traktoriaus. O čia viskas ant traktoriaus, nes ratai sėjamosios labai gale. Darysiu šį kartą kitaip. Pirmą apvažiuosiu ratu, galų laukia pasisėsiu, o tada sėsiu tada likusi dalį. Nes tai bus logiškiau, aš manau. Nes labai daug galų laukių ir paskui, kur persidengia, kur nedasisėja, tai geriau pasinaudosim sekcijų valdymu. Apvažiavus ratu atsijungs sėjamoji ten, kur nesės antrą kartą. O kai sėji pirmą visą, o paskui galų laukia, tai vat galų laukiai būna, kad čia užvažiavai taip, o čia atvažiuodamas persidengia. Ir su šita sėjamąja galima posūkius gerai išlaužti, nu tokį lanką daryti. Su mano sėjamąja negalima, todėl kad diskai yra per vidurį, nu ir tada laužiasi. O čia kiratai gale toks jisai, nu, reikia užsimetinėti iš toli labai. Jau sakiau, man atrodo, praeitą kartą, kad šitas sėjamoji man labai patiko. Labai greitas darbas, labai efektyvus darbas. Nu, einam paknisiot, kol šernai nespėjo. Yra va grūdas, va vieną išknisau, 2 išknisau, 3 išknisau. Gal nėra labai giliai.
Ne, labai gerai. Va, gylis pats tas bus. Ta prasme, be problemų. 13 traukia, gali ir daugiau. 13 traukia ir tik 14. Ir tik tai, va, 1.4 apsukos. Tai visai nesunku traktoriui taip traukti. Taip, vat, gal, nu, jaučiasi prispaustas galas, bet galas traktoriaus kaip prispaustas ir sukibimo tada daug, tada vadinasi nebuksuos. Nu, į kalną jaučiasi, kad sunku. Iki 9 nukrenta greitis. Ir reikia biškį priprasti prie gabaritų. Nu, labai sunku pataikyti. Kai su 3 metrų, tai važiuoji šalia ir pataikai, kur pasėta, o čia lieka tiek nepersėta, neužsėta arba persidengia. Biškį pasukai ir jau metras užėjo. O, jums statistikos. Čia yra 9 hektarų laukas, aš jį ratu 3 kartus apvažiavau ir pasėjau 2,3 hektaro jau. Tokie, vat, štai pas mane laukai. Hektarai pasiduoda, tai apie 7 hektarus per valandą sėju, tai visiškai neskubėdamas. Va taip darbas turi vykti. 4 metrų sėjamai, ar aš pirksiu, nežinau. Man šita labiau patinka, nu, vieną darbą tada turi padaryti papildomą, tai susiskust su lėkštėm dar kartą prieš sėją, bet 6 metrai, daug greičiau. Gali sėt taip labai mandrai. Kas irgi man, nu, faina būtų, jeigu aš galėčiau sėt visą laiką. Tai tokias kultūras su tokiom, anokias su anokiom. Nes vis tiek aš tą tradicinę žemdirbystę neįsiu tą linkme tradicinės žemdirbystės pramoninės, tos aš auginsiu taip kažkaip kitaip, nei visi, įdomiau. Tai ir sėjamoji tam turi būti įdomesnė. Kažkaip su jum nepasidžiaugiau, taip greit įvyko, kad net nesupratau. Tai mano javapjūtė baigta, visiškai baigta, iki visi laukai nukulti, ką turėjau. Taip greitai išmaukšti, tik taip aukšti ir viskas. Nu, super. Tai reziumuojant, kukurūzai pasirodė geriausiai šiemet. OL, kas galėjo tikėtis to? Niekas. Kukurūzai, rugiai, kviečiai. Visa kita, tai šiaip savo. Ai, avižas. Avižas visai neblogai. Avižas gal sakyčiau tada į... Nu, kviečių plotas didesnis buvo, tai daugiau jų, daugiau yra negu avižų, kad avižas irgi gerai užderėjo. Šitas laukelis pusėtas. Laukelis yra 8 hektarai per valandą 11. Jau sakė, kad link pabaigos sėkla. Akurat. Vienos da daug liko, kitos nebedaug liko. O kodėl? O todėl, kad... Nežinau. Tai greičiausiai todėl, kad vienose maišuose daugiau buvo, kitose mažiau. Ir į pirmą bunkerį mažiau telpa nei į antrą. Važiuojam prisipilt dar vieną sėjamąją, grįšim pasėsim. Ir bus laikas jau turbūt važiuoti į džiovyklą. Pabandys taip, arčiau pasieks krautuvas, neišlankščius. Tik reiks kaip beždžioniai biškičiu palaipę. Čia ant šitų maišų užsirašiau vienas, ant šitų maišų užsirašiau 2. Spėkit kam.
kad atsiminčiau, kad pamatyčiau ir neįpilčiau nei į tą bunkerį. Spėkit, neįpiliau nei į tą bunkerį. Vieną maišą supyliau, pirmą bunkerio į antrą. Aišku, tai nieko nekeičia. Pirmų bunkerį pilnų užpylau, antru nepilnų, nes antram liko. Tai pabandysim, kad vienodai sėdusi. Ir normal. Išsilankstam, įsijungiam ventiliatorių, įsijungiam sekcijų kontrolę, nes išjungiau, nes pipsi, jeigu įjungta. Sako, nesėju. Aš tai suprantu, kad nesėji. Bet pipsėt tai nebūtina. Ir autotrika valdymas. Ir sėjam. Nu ir ką mes čia prisėjom, o prisėjom, nu va, 17 hektarų prisėjom, kitą kart 15, nu ir kaip šitaip, tuoj, nu tai su galvulaukiam su persidengimais aš spėčiau, kad taip įvyko. Ko tu mane aiva? 16 hektarų. Nu, čia tak appendiksiuką tokį vieną apsėjau, tai va ten hektaras. Gerai, ačiū. Man būtina iki ralio pasėt ir susitvarkyti su kukurūzais. Nes kitaip žinau, kad bus, nu, negalėsiu važiuoti. Ta prasme, negaliu aš. Jeigu yra kažkokio darbo, aš tada negaliu, apie jį galvoju, kad nu, nepadaryta kažkas buvo ir negaliu susikaupti. Kai nesusikaupi, tada blogai važiuoji, nu, daryt monėje. Tikiuosi, kad su laiku meditacija, joga padės man kažkokiu būdus, nu, išmokt, atsiribot nuo kitų dalykų, nu, negalvot apie darbą. Tiesiog noriu ir negalvoju apie darbą. Kol kas negaliu, nemoku ir neišeina. Bet ir kaip būtų atrodytų, nu negalvok, bet smegenys taip veikia. Jeigu tu sakai negalvok, tai jos būtinai galvos. Beveik tuščia, nu tiksliau jau tuščia, o čia dar yra nemažai. Tai gerai, pabandysiu čia kelis pravažiavimus pasėti iš vieno bunkerio 200 kg, bet tada gausis tarpueilis, va toks. Nes teisėjai šitie du ir priekinis tarp šitų pasėja į tarpą. Tai gausis plačių tarpueilių, pažiūrėsim. Eksperimento vardan. Nu va, išsėjau, kiek čia 5-6 pravažiavimus taip kitaip ir pabaigiau antrą bunkerį. Tai visgi į 4 atvažiavimus netilpsiu, nes pasėjau 7,5 šito lauko tik tai ir liko 37. Tai teks 4. Opa! Atsikabinam vėl sėjamąją ir prisikabinam vėl priekabą. Nu ir pripilam kukurūzų į priekabą. Semt reikia nuo galo, iš pabaigos tenai, nes reiks parsivežti sausus jau tenai susipilt. Jam šitą link.
Grįžus iš džiovyklas biškį taip linksmumas baigėsi. Tonas irgi baigėsi 15. Atvežiau, nu va čia yra borto paaukštinimas. Nu tai sprindis nuo borto paaukštinimo dar mažiau buvo. Daug nusidžiovino. Nežinau, sunku pasakyti, nesverta, bet tai visi vaizduoju, kad nuvežiau 10 tonų, parsivežiau 8. Taip ir padiskutavom su kolegom, kad panašiai turėtų būti. Bet užtat sausį. Tai dar vieną sukasi dabar džiovykla, rytoj kitą nuvešiu, pripilsiu. Ir dar nežinau. Ir dar viena liks priekaba. Kol kas užsipilu pas save, o paskui galvosim uždėti. Gal kam už skolas reiks atidavinėti, jeigu jiems kukurūzus. Šlapius parduot nuo kombaino, iškart galiu pasakyti, kad pelningiau, mažiau darbo, mažiau klapato, mažiau. Tik tai nuvežti. Tolokai vežti. Nu va, papilta. Saldžiai kvepia. Šyla. Dabar dar ploniau, dvigubai ploniau papilta negu vakar buvo. Tai turėtų nesušilt. Nu, spėkit, ką mano malūnėlis parodys. Sakiau, nepersisting džiovinant draugam. Gal gerai? Ar negerai? Aš manau, pašaram bus gerai. Ta prasme, suges, tai nebesuges jau tokio drėgnio. Gerai bus. Tai panašiai statistika tokia, 10 laipsnių nuo 10 tonų nudžiovint suėjo 300 litrų kūro, saliarkos 300 litrų. Tai nemažai.